Sveiki. Šiandien išėjo tokia tema – brangus produktai. Kas yra brangu? Aš 6 metus savo vaiką buvau besąlygiškai atidavusi medikams. Gal pasakysiu šitaip sistemai, gydymo sistemai. Ir mums ligų tik daugėja, vaistų tik daugėja. Buvome etatiniai ligoninių lankytojai. Jau apie bemiegės naktis, konfliktų šeimoje, nuo pervargimo ir panašiai aš net nebekalbu. Ir problemos, ligos, toks laringitas, sakykime, pas mus būdavo pasikartojantis, jį turėjom 6 metus. Ir 2 savaitės, kol išsigydai, praeina kiek laiko vėl iš naujo. Inhaliatoriai. Nuo 2 metukų prisidėjo akiniai. Viena kitė tinginukas, astigmatizmas. 4 metus, kas pusę metų eidavom tikrintis akių, kiek kainavo, kadangi vaikas mažas ir pasibraižydavo ir augantis, reikėdavo keisti. Kainą akinių žinot? Dar nuo 4 metų prisidėjo vėmimai. Vėl užvaiko į ligoninę ant lašelinių. Kokia to viso kaina? Ir kai pradėjom vartoti produktus, viskas palaipsniui pasitraukė. Šiai dienai nenešiojam akinių, abi 2 akys normose. Per 3 metus nei kartą neturėjom laringito. Baigės vėmimai, kuriuos turėjom 2 metus iš oro, ar kas porą mėnesių pradėdavo vemti, iš vaiko nieko nelikdavo. Jis tik gulėdavo kaip lapas, be energijos, be emocijų. Nežinau, kaip mamos jaučiatės, kai vaikai serga. Man žemė iš po kojų slysdavo. Sako, mes kažkaip suaugę vėl kitaip į viską. Ai, praeis, ai, ten tas, anas. Man kas lietė vaiką, man tie 6 metai buvo kažkas tokio. Ir man sveikatos tas taip pat nepridėjo. Šeimoje mūsų santykiams to lygiai taip pat nepridėjo. Kuris darbą neis, kuris dabar su vaiku sėdės, kuris naktį kelsis. Pasikeisdami naktim. Dar tokio mažo, tu jo nepagarinsi. Vyras keliasi, kaičia puodą bulvių, garina, naktį, kol vaikas miega po kaldrom. Po kiek paryčiais aš lėkiu vėl su druskom garinti. Nežinau, gal kitiem to nėra tekę patirti. Gal jūsų vaikai neserga. Mūsų sirgo. Apie ligoninės, kas tik nuvažiuoji su mažu vaiku, iš karto guldo. Iš karto guldo. Man pasakydavo, reikia į ligoninę ir guldyti. Man paskutiniu laikotarpiu būdavo panikos, vos ne atakos. Jau vyrui sakydavau, tu pasilik, nes aš buvau išsekus. Aš nebeturėjau nei jėgų, nei energijos, nei nieko. Kiek gali vaiką matyti sergantį, kai jam blogai? O kai vaikui blogai, jis prie tavęs, jis glaudžias prie tavęs, jam reikia tavęs. Kiek mamos turite energijos? Pradėjus vartoti, viskas pasitraukė. Visos problemos šitos pasitraukė. Ir aš kai girdžiu, kaip čia brangu, tai kas turėtų vykti, kas man pasakys, kad man reikia grįžti į aną sistemą. Prie anų gydymų, prie vaistų.
Viską su papildai susitvarkėm. Viską. Aišku, buvo kosmosas. Negalėjau patikėti, kas vyksta ir kilo daug klausimų ir viskas apsivertė. Bet kai tu matai rezultatus, kurie kalba patys už save, apie kokią kainą mes kalbam? Apie vaiko sveikatą? Kokią kainą? Kas gali įkainoti? Apie ką mes kalbam? Eisiu aš kokį šudeliaką nusipirksiu, rankinuką nusipirksiu. O viduj kas? Nesvarbu, ką visą nutysus. Nesvarbu, ką vaikui blogai, bet ne, geriau už kelis eurus nueisiu vaistą nupirksiu, antibiotikų nupirksiu. Ką tai duoda? Mums daug davė tie visi dalykai. Mums buvo tik blogin. Jeigu jūs nors truputuką pastebit, vaistų daugėja. Aš per 2 kartus mečiau vaistus. Pirmą kartą ir paskui 2 kartą. Vis dar pasilikdavau, o truk reikės, o gal reikės, gal vis dėlto vienu žodžiu. Ir kai 2 kartą mečiau, aš žiūriu dar kažkokie vaistai nuo alergijos. Kada aš tam vaikui daviau nuo tos alergijos? Kada dar tas buvo? Mums buteliukų krūvos buvo. Visa spintelė, vien buteliukai. Ir viskas buvo skirta vaikui. Tas nepadėjo, mėginkit šitą. Tas nepadėjo, mėginkit šitą. Kiek ten išleista? Kokios pasiekmes buvo? Niekas man neįrodys, kad čia yra brangu. Kokius aš šiai dienai rezultatus turiu. Ir mes kiekvieną dieną yra pamatas, kurį vartojam. Mes kiekvieną dieną išlaikom imunitetą stiprų. Todėl mums, jeigu kažkur kažkas kabinas ir panašiai, mes žinom, kaip susitvarkyti, maksimum 2 dienos ir viskas. Nebėra jokių 14 dienų ir kaip pasakoja, kaip tu čia turi sirgti ir kaip tu čia turi, kai čia yra viskas normalu. Žinokit, 3 metai, galiu pasakyti, nenormalu. Būčiau žinojusi, anksčiau nieks manęs neįtikintų. Tai va, bet visada pasitikrinkit patys. Ne tik klausykit, kas ką sako. Pasitikrinkit patys. Nereikia aklai niekom tikėti. Tas, kas vyko su mano vaiku, su manim, aš tą pati praėjau. Dėl to aš labai drąsiai galiu kalbėti. Ir daug domėtis pradėjau, į visokius seminarus pradėjau važiuoti, į mokslininkų konferencijas. Daug dalykų sužinojau. Ir į aną traukinį, kurį visi įpuolam ir ten durys visada atviros, ir aklai pasitikėti žmogumi, kuris pasirinko gydytojo specialybę, tai dar nieko nereiškia. Nes ten vyksta konvejeris. Ten jie patys pavargę, patys serga tom pačiom problemom, tom pačiom lygom ir visus gydo nuo tų pačių lygų, su tais pačiais vaistais, nuo kurių nei vienam nepagerėjo. O problemų tik daugėja. Na, čia, sakyčiau, gal kiekvienam savo išvadas darytis. Tai va tas brangu. Kiek įkainojat savo sveikatą ir kiek kainuoja jūsų vaiko sveikata? Šitą atsakykit. Aš savo atsakiau. Gražios dienos.